Vieni dalyviai atėjo paskatinti draugų, kiti giminaičių, o va šis dalyvis atėjo dėl to, kad neapsikentė, jog žmonės neskiria saulės baterijų nuo saulės kolektorių. Taigi, pasitikime dabar kitą mūsų finalistą, tai yra Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, technologijos mokslų daktaras Mindaugas Pranaitis. Ir jo kalbėjimo tema, ar verta kas rytą laukti saulės. Taigi, aplausimentai finalistui Mindaugui. Sveiki mokslo smalsuoliai. Aš manau, kad verta kas rytą laukti saulės. Ir ne vien dėl to, kad tai yra pagrindinis mūsų gyvybės šaltinis, bet ir dėl to, ką vienas 19-metis eksperimentuodamas atrado, bet negalėjo paaiškinti, o vėliau Albertas Einšteinas paaiškino ir už tai gavo net fizikos Nobelio premiją. Šiandien jų atradimas sukūrė 100 milijardų eurų vertės rinką ir kasmet vis auga ir auga. Taigi kalbu apie fizikinį procesą, kai saulės šviesa paverčiama elektra, o prietaisai vadinami fotovoltiniais arba saulės elementais. Saulės šviesa yra sudaryta iš mažų energijos paketėlių vadinamų fotonais, turinčių savyje tam tikrą energijos kiekį. Fotonas, patekęs į medžiagą, perduoda savo energiją atomo elektronams. Ir elektronai gali pabėgti iš savo būsenos ir tapti dalimi elektros srovės grandinėje. Tačiau norint turėti elektrą vien srovės nepakanka. Dar reikalinga ir įtampa. Šiam tikslui pasiekti mums reikia medžiagoje sukurti tam tikrą vidinį elektrinį lauką, kuris sudarytų sąlygas atsirasti įtampai, kuri varytų srovę grandinę. Tai gali būti palyginama kaip priversti vandens malūną sukti savo sraigtą. Tam reikia vandens tėkmės, tai yra srovės, ir kad vanduo kristų ant sraigto, tai yra įtampos. Taip priverčiame suktis malūną. Pats saulės elementas tai yra dviejų skirtingo elektrinio laidumo sluoksnių sumuštinis su kontaktais. Net 90% šiai dienai gaminamų saulės elementų yra pagaminti iš puslaidininko silicio, tai tam tikrų būdų perlydyto smėlio. Ir gaminant saulės elementą iš šios medžiagos, skirtingo elektrinio laidumo sluoksniai sukūrėmi į medžiagą įterpiant kitos medžiagos atomų santykių 1:5 milijonų. Vėliau suglaudę tos sluoksnius sukūrėme sandūrą, kurioje elektringosios dalelės persiskirsto, susikūrė elektrinis laukas ir šviesą sugeneruoti krūvininkai yra atskiriami ir keliauja į išorinę grandinę. Aš asmeniškai saulės energiją naudoju pakrauti savo telefoną. Kaip tai padaryti? Naudoju saulės įkroviklį, kuris yra padarytas iš saulės elementų. Taigi manau, kad saulė yra nemokamas, beveik begalinis ir neišsenkantis energijos šaltinis, kurį tinkamai panaudojus galime turėti ekologišką, saugią energiją. Bent jau iki tol, kol sugalvosime palikti šią saulės sistemą. Ačiū uždėmesį. Tikiuosi, tai bus dar negreitai.